Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Deresevičiūtė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio memorialinėme bute vyko vakaras teatro aktoriaus, aktyvaus visuomenininko Petro Kežio jubiliejiniai sukakčiai paminėti. Petras Kežys, vienas žinomiausių Panevėžio dramos teatro viduriniosios kartos aktorių, režisieriaus Juozo Miltinio mokinys. Renginyje rinkosi buvę kolegos, aktoriai, seniorų, liaudiškų šokių kolektyvo Linas nariai, bendramoksliai, bičiuliai, šeimos nariai, gerbėjai. Tad šiandieną man labai malonu pristatyti savo pašnekovus. Taigi teatro aktorius Petras Kežys, labadiena gerbiamasis. Labadiena. Ir mūsų bičiulė Angelė Mikelinskaitė. Labadiena. Sveiki. Na, Angelė, gal pirmiausiai klausimas jums. Taigi, gegužės 26-ąją sukako 80 metų, labai gražus jubiliejus. Ir kaip pažymėta ši sukaktis? Gegužės 26 dieną Juozo Miltinio memorialinėme bute mes minėjome jubiliejinę sukaktį, kuri buvo skirta aktoriaus Petro Kežio 80-mečiui paminėti. Ir susirinko miesto žmonių, dalyvavo miesto merė Loreta Masiliūnienė, tarybos nariai, dalyvavo kolegos, aktoriai ir žinoma pats svarbiausias dalyvis, tai šio jubiliejaus, šios progos kaltininkas, aktorius Petras Kežys. Ir mes iš jo lūpų išgirdome daug įdomių, autentiškų paliudijimų apie darbą, kūrybinį procesą pas režisierių Juozą Miltinį, taip pat kitų teatrų scenose, nes aktyvus jo įspaudas ir saviveiklinėje veikloje. Ir ta proga dar mes turime išeksponuotą įdomią parodą Esu aktorius Petrui Kežiui 80. O sakykite, eksponuojamos nuotraukos, iš kur jos ir iki kada gali lankytojai lankyti parodą? Paroda yra pakankamai turininga, o kad jinai tokia turininga būtų, tai parodoje fotografijos yra eksponuojamos iš aktoriaus Petro Kežio asmeninio archyvo, ypač jo vaikystės laikų nuotraukos, jo iš kūrybinio laiko fotografijos, taip pat fotografijos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos fondų. Ir tokius turtingus fondus mes ir saugome Miltinio namuose. Jums asmeniškai, kuo įdomus aktoriaus kūrybinis gyvenimas ir veikla? Mes kiek susitinkame ir kiek aplanko mūsų aktorius Petras Kežys, pirmiausia, įdomi paties aktoriaus asmenybė. Aktorius yra labai teatrališkas ir visapusiškas, o tas visapusiškumas ypač atsiskleidžia tada, kai mes bendradarbiaujame, esame bendradarbiavę edukacinėse veiklose, yra vedęs edukacijas ir jos buvo netgi išvažiuojamosios. Ir kitas dalykas, kas buvo prisiminta ir paminėta, minint jubiliejinę sukaktį, aktorius labai įdomiai atsiskleidė ne tik kuriant tuos rimtus personažus, labai nemažai yra sukūręs personažų vaikams skirtuose spektakliuose. Tai ir Pifo nuotykiai, ir kaip kačiukas savau, ir kas dar, ir Pinokio išdaigos turbūt. Ja. Tai tų vaidmenų tiek suaugusiems, tiek vaikams apstu buvo, žavėjomės sugebėjimu jūsų vaidinti, įsijausti, ištransliuoti iki begalybės tobulai. Ir norėjau jūsų paprašyti gal nusikelti į tą priešistorę apie pasirinkimo motyvą aktorystės, jūsų kūrybinio kelio, nes studijavote ir lietuvių filologiją, lietuvių kalbos filologiją, bet visgi teatras yra jūsų venose, širdyje ir visur, kur. Tai apie tą atėjimą ir pasirinkimą. Teatras man visada patiko, bet vaikystėje motina vesdavo kartais, bet labai retai. Tai aš prašydavau mamą, einam į teatrą, neturiu batų, mama sako, neturiu suknelės. Aš taupiau tuos arbatpinigius, kuriuos duodavo bandeliai mokykloje suvalgyti. Ir nupirkau jai batus.
prisidėjau, daugiau negu pusę kainos sumokėjau. Na ir tada vedė. O paskui jau mokykloje dar kartą buvome. Bet kai man buvo 16 metų, Miltinis paskelbė mieste, kad renka studiją. Aišku, aš tų skelbimų neskaitau ir nebūčiau jų radęs, bet viena mano klasiokė, kuri irgi tokia pat kūrybinga, kaip aš, ir buvo mano jubiliejuje, žvali, kaip sako, ar tu žinai, einam į studiją stoti. Einam, sakau, man patikdavo eiti. Susitarėm susitikti prie teatro ir jinai neatėjo. Ir aš galvoju, ką man dabar daryti, bet jau kad atėjau, tai reikia, taip nuėjau ir padaviau pareiškimą. Tada išlaikiau egzaminus, mūsų priėmė 20 ir per užsiėmimus pasakė, kad jeigu iš tos studijos, iš tų 20 priimtų mokytis, 2 bus aktoriai, tai bus labai sėkminga studija, taip Miltinis pasakė. Aš baigiau vidurinę. Aš įstojau 63, 64 baigiau vidurinę ir tais metais gavau etatą. Studija baigdavosi arba gauni etatą, arba pasako, kad, nepriimsim. Ir tokia visą laiką buvo sistema. Ir dar aš turėjau metus laiko, bet kadangi grėsė armija, ir jau nebegrėsė šitą, kad aš nebūsiu tarp tų 2, o iš tikrųjų priėmė mūsų 5, tai bėgdamas nuo armijos iš neakivaizdinio neėmė į ją ir aš stojau į universitetą. Aš tobulinau savo išsilavinimą. Jis nebuvo būtinas, bet Miltiniui patiko. Tai čia, žinokit, jūs ir yra, Petrai, skirtinumas. Turbūt ne vienas Miltinio mokinys neturėjo jokio išsilavinimo, iš karto eidavo į studiją ir tęsdavo savo teatrinę karjerą. Miltinis pats labai išsilavinimui knygoms skirdavo daug dėmesio, ugdymui jūsų ir lavinimui, ar ne, ir pasaulėžiūros ir tokios skiepijimui. Ir jūs labai studijuodavote labai plačiai kiekvieną vaidmenį, kiekvieną spektaklį, kiek man teko girdėti, kad tokia stipri mokykla Miltinio buvo. Labai ragino skaityti, mokytis kalbų ir netgi tą studiją didžiąją paėmė Teatrų sąjungos pinigus, paprašė autobusui ir nuvežė visą studiją į Leningradą, pats su Blėdžiu lydėdamas autobusu. Taline permiegojom. Ir kitą dieną jau nuvažiavom į Leningradą. Ir taip atsitiko, kad ten jau buvo tokios kompanijos susidariusios, kas su kuo, ir mes su Litvinu likome be kompanijos ir Miltinis su Blėdžiu, o kambariai 4-viečiai. Taip, kad mes miegojom vienam kambarį. O aš, kadangi nepatogu, motina buvo nelabai patenkinta prašyti jos pinigų, įsidėjau kažkokių konservų. Miltinis su Blėdžiu iš karto išėjo, mes pavalgėm su Litvinu irgi išėjom. Vakare žiūri, mūsų lange tamsu. Gal jie negrįžo, gal jau miega. Įėjom, ant stalo pridėta mėsos, pomidorų, tai buvo labai anksti pavasarį. Mes Miltinis sako, mes jūsų laukiam, vakarieniausim. Ir taip vakarieniavom su Blėdžiu ir Miltiniu. O grįžtant Miltinis norėjo nusivesti mus į kavinę. Bet aš taip jaunai atrodžiau, kad manęs neįleido. Nors jau buvo 17 metų, bet vis tiek. Vis tiek, cenzas veikia ir tuo metu. Nupirko kažkokio gėrimo ir tada sėdėjom ir gėrėm. Ne tiek gėrėm, kiek valgėm. Ir tada Miltinis pasakė, kad jeigu jis tuo metu, kai mokėsi Paryžiui ir Londone, jam kas nors būtų pasakęs, kad jisai turės teatrą tik Panevėžy, nes kai čia atvažiavo Panevėžy, nebuvo ne 40 000 gyventojų, sakė, man būtų buvę tas pats, kas šokti iš lėktuvo be parašiuto. Po daugelio metų, jau kai jis buvo pensijoje, aš jam priminiau šitą. Ir jisai sako, matai, Kežy, ten pasaulį, ką žinai, ar aš būčiau taip iškilęs,
nes šlovę pasiekė čia, mažam miestelyje. Tai Panevėžiui tokia garbė, tokia dovana Dievo, kad šitokį teatrą turėjo. Ir jam dovana, kad mes minim ir šiandien, ir tikrai minėsim ir prisiminsim. Tai ačiū Dievui, aš irgi už tai. Aš visada dalyvauju, jeigu reikia kur nors paminėti Miltinį. Sakykit, gerbiamasis, ar visada vienodai intensyvus buvo jūsų kūrybinis kelias? Ir jeigu buvo kažkokių pertraukų, kuo užpildydavot? Aišku, kad ne visada. Direktoriai keitėsi ir ne visiems aš patikau. O direktorius nuspręsdavo vaidins tas aktorius ar ne. Tai vieną kartą gavau vaidmenį, Pazikas išgriuvo, Urvinis atsisakė, tai tada Kežys bus gerai. O kai vaidinau, sakė, Dieve, kaip jis vaidina gerai. Tai taip, bet kažkaip likimas mane mylėjo ir kai būdavau laisvesnis teatre, o laisvas buvau daug, tai muzikinis mane pakvietė. Kupšys kūrė teatrą, jį pakvietė, dar tuo metu atėjo iš bendruomenių rūmų, nes ten pradžioje buvo saviveiklininkai muzikinėme, pirmajam pastatyme. Dar ir į rūmus pakvietė, tai aš ir čia vaidinau. Biblioteka mane užimdavo, vis pasiūlydavo paskaityti eilėraščių. Tai nenuobodžiaudavot? Ne. Ir Miltinio butas vis ir šiandien ar ne dar randa darbų? Taip, man dar labai įdomus, irgi buvo labai netikėtas, kad esate ir įgarsinę spektaklių, tai ir pasisakykite. Oi, tai čia vienintelis atvejis. Bet pasakykite, kad ir tas vienintelis? Bet čia Vežimo teatre aktoriai buvo ukrainiečiai, o statė spektaklį su lėlėmis. Tai mus pakvietė, bet iš bendruomenių rūmų su Audronė tekstą įskaityti, o jie su to tekstu vaidino. Tai tas vienintelis. Beje, buvau pakviestas ir į meną, bet tuo metu buvau po operacijos ir turėjau atsisakyti. Nepavyko. Tai būčiau visose teatruose dalyvavęs. Kitoje barikadų pusėje, kaip žiūrovas teatre lankytis, ar mėgstate? Labai. Ir gal yra kažkoks spektaklis, tarkim, minėjote nuo vaikystės, kad gal labiausiai įstrigęs, gal pakeitė visą jūsų gyvenimą arba apsisprendimą, kad būtent ir norite teatre būti? Ne, tas noras buvo iš prigimimo. Tiesiog ir... Nuo vaikystės. Kadangi pirmieji spektakliai tai buvo bažnyčia, tai aš namie pasidarydavau altorių ir vaidindavau kunigą. Labai įdomu. O vėliau ką dar teko vaidinti? Patį režisierių turbūt ir Juozą Miltinį? Ir atlikė. Ne, aš tik tai panašus į jį ir vienoje miesto šventėje Sandra sugalvojo, kad žymus Panevėžio žmonės turi pasirodyti tam renginyje, tai aš Miltinį vaidinau. Su Arieliu ir viena iš bibliotekos nulėkė į biblioteką, sakė, Jėzus Marija, vaidenasi Miltinį, mačiau aikštėje. Tai vadinasi tobulai atliktas vaidmuo. Grįžtant prie atsiminimo apie Miltinį, galbūt ar galite pasakyti, kokią pamoką didžiausią, giliausią jūs nešatės ir šiandieną, kurią Miltinis perdavė jums? Išmokino arba įkalė, perkeltinė tą žodžio prasme. Tikriausiai tai, kad svarbiausia menas, o ne materialinės vertybės. Aš važinėju su mašina, kuriai 40 metų ir man visai nerūpi, kad jinai tokia. Bet specialistai sako, kad ji neužmušama. O perku knygas. Labai gerai, kad paminėjote knygas. Labai noriu paklausti, ar galėtumėt paminėti, ar kokios knygos, ar knyga jūs augino, arba ką skaitote dabar, kokia literatūra jums patinka, galbūt žanras, koks esate skaitytojas? Detektyvų neskaitau, o šiaip visus žymiuosius. Aišku, jeigu pasakyčiau, kas man patinka, tai būtų labai banalu, nes, pavyzdžiui, prancūzų literatūroje Marcelis Prustas, nors dabar atradau vėl Balzaką, kažkaip sugalvojau paskaityti, koks talentingas. Net apie mane parašyta. Visas romanas, Pusbrolis Ponsas. Prieš 200 metų.
O vaikystėje tik teatras, ar visgi tas skaitimas atėjo su Miltinio mokymais? Jau nuo mokyklos laikų. Nuo mokyklos aš skaitydavau kūrinius. Ir vėlesnėse klasėse su mokytoja diskutuodavom. Mokytojai patikdavo, kad yra kas perskaitė kūrinius. Jau skaitydavau ištisai. Ta įprotį gerąjį nuo vaikystės nešatės, ar ne? Taip. Labai gerai. Grįžtam prie jubiliejaus jūsų minėto Miltinio memorialinėme bute su bičiuliais, su gerbėjais. Ir jubiliejų jau sulaukus garbaus dažnai atsigręžiam į praeitį, apmastome ir kaip aktorius, ką dar, ir kaip aktorius, ir kaip žmogus, apie ką dar šiandien svajojate. Nebūtinai apie vaidmenį, bet tiesiog. Nieko, gyventi toliau, būti sveikam, nes aš dar turiu veiklos, aš esu ir daržininkas, ir sodininkas, ir gėlininkas, ir valgyt moku virti. Ir dar šoku. Ir visapusiškas, ir jūs geranoriškai visuomet renginiuose sudalyvaujat, ar ne? Kai kviečia. Tai dar ir teatrališkas esat labai, visapusiškas, kaip ir pasakėte, o kitas dalykas dar ir dainuoti gražiai mokate. Ne, aš vienintelis muzikiniam vaidinu, kuris nedainuoja. Bet mūsų renginio metu jūs visai kitaip atsiskleidėt. Papasakokit, Angelė, apie renginio čia buvo išprovokuotas kolegų Juozo Miltinio dramos teatro Laimučio Sėdžiaus, kurie geriausiai, aišku, savo kolegą ir pažįsta, jį yra matę kūrybinėme procese ir paprašė jį padainuoti vieną dainą, kurį mes ir dabar prieš įdami į šią studiją apie ją kalbėjom. Tai aš galvojau, kad jį yra liaudė, sakė, estradinė daina Meila kanarėla. Ir labai gražiai aktorius Petras Kažys savo jubiliejinės sukakties progą mūsų paminintiem Juozo Miltinio memorialinėme bute ją atliko, ją sudainavo ir labai sukūrė tokią jaukią atmosferą. Matot, o jūs sakėt, nedainuojat. Aš turiu galvoj klasikinį dainavimą. Todėl dabartinė estrada, kur tenai pašnypžda arba pusbalsių paniurna žodžius, man nepatinka. Man patinka tie, kurie mokėsi dainuoti ir gali. Nes, aišku, mokosi tie, kurie gali. Aš klasikinį dainavimą, aš ir operas žiūriu per televiziją. Specialiai prenumeruoju visą paketą programų, kad galėčiau matyti mezzo. Pasaulinės pastatymus operos, baleto ir simfoninių orkestrų. Tai aš netgi galėčiau skaityti jūsų svajonę, kurios neįvardinot, ko dar norėtumėt, tai gal nuvykti ten tiesiog gyvai paklausyti. Mielai, labai. Tai laitas noras, kaip sakant, skrenda ir išsipildo. Jūs, Angelė, norėjot pridurti dar? Dar norėjau pasakyti, kad galbūt nežinau, kieno didesnė įtaka, ar studijų Vilniaus universitete, ar režisieriaus Juozo Miltinio, bet aktorius labai yra reiklus sakiniui, tarimui, kirčiavimui ir kartais, kai mes susėdame kalbėtis, irgi sulaukime pastabų, jeigu kas neteisingai sukirčiuota. Labai, labai gera savybė. Drįstu pripažinti, nes mes kartais pamirštame, ypač ta šnekamoji kalba, kai yra proga tarmiškai kalbėti. Tai viskas irgi labai gražu, bet kad taisot irgi. Ačiū. Taisykite. Kągi, belieka Jums padėkoti už jaukų nuoširdų pokalbį. Dėkoju, kad atėjot, kad pasidalinot savo ir šventimu tam tikru, ir paminėjimu, ir prisiminimais, ir kūrybiniu keliu. Ačiū, Angelė. Tai aš dar noriu kaip pridurti, bebaigiant šią laidą, kad paroda, kuri iliustruoja aktoriaus Petro Kežio kūrybinį kelią, yra nuotraukų iš jo vaikystės, jaunystės laiko, kadangi labai ir visuomeniškas, ir
besilankymų jo kitose renginiuose, tai kviečiu labai ją ateiti ir žiūrėti ir pasakysiu paties aktoriaus žodžius. Sako, viskas surašyta, viskas išdėliota, eikite ir žiūrėkite. Tai kviečiu ateiti ir žiūrėti, o ateiti ir žiūrėti galima į Juozo Miltinio memorialinį butą, kuris yra Algirdo gatvėje 54 ir paroda veiks iki rugpjūčio 29 dienos. Turime dar laiko, bet netidėliokime iki paskutinės dienos, kaip paprastai mėgstam kartais, ar ne? Tai susitiksime ten. Dėkoju. Jaukių visiems skaitimų ir primenu, kad šiandieną kalbinau Angelę Mikilinskaitę ir aktorių Petrą Kežį. Iki malonių. Iki. Iki.